Vakaro korta ir mano rankose nuostabusis raganų sezono orakulas, Samain orakulas. Bet, žinot, nors aš ir turiu visas orakulo serijos kortas, visus orakulus šio raganų sezono, bet iš tikrųjų, jeigu jūs turit vieną arba keletą iš šitų orakulų, tikrai galima bet kada juo žiūrėti. Bet kuriuo metų laiku, tarkim, Samaino galima žiūrėti kortomis ir vasarą, ir rudenį, ir pavasarį, ir žiemą, arba bet kurio kito orakulo iš šios serijos kortomis galima žiūrėti atsakymus, kuris jums intuityviai ateina į rankas. Bet šiandien man dar vis tęsiasi Samaino periodas iki Jolės, ar ne? Taip kad mano rankose nuostabusis orakulas, raganiškasis. Ir šiandien pasižiūrėkime vakaro kortą. Kokia vakaro korta, ką pasakys. Galbūt sugalvokite savo klausimą, galbūt tiesiog paprastai atsipalaiduokite ir žiūrėkite be jokio kažkokio konkretaus užklausimo. Galbūt kortos pačios, kaip sakyt, jums pasufleruos kažkokią mintį, kažkokią idėją. Arba galite jau susiruošę miegoti, įsisukę į šiltą, jaukią antklodę, klausytis orakulo. Taigi 4 kortos, 4 variantai. Pirmoji korta, antroji korta, trečioji korta ir 4. Išsirinkite savo kortą arba galite ir kiekvienai kortai sugalvoti klausimą arba kažkokią idėją arba jūsų valia ką. Taigi, atverskime pirmąją kortą. Ir tai yra 34 korta ir ji reiškia įsišaknyjimas. Ir žinot, šita korta kalba apie įsižeminimą, apie ryšį, kad magija ir jūs tarsi susiję esate šaknimis. Ir magija tai yra dirva, į kurią jūsų siela galėtų įleisti šaknis. Ir žinot, mums dažnai sakoma pradėti nuo intuicijos, nuo lavinimosi. Ir aišku, tai nebejotinai yra teisinga, tai yra tiesa. Niekada, žinot, nenuvertinkime darbo su dvasios galia. Reikia išmokti, ir jums korta sako, kad reikia išmokti įžeminti dvasinę informaciją savo fizinėme gyvenime. Ir, būti nepastoviam, tai tiesiog reiškia, žinot, tokiam, ką reiškia nepastoviam, tokiam tarsi neįsižeminusiam, tarsi tokiam, tarsi nebūti, kaip čia pasakyti, tarsi nebūti susijungusiu su savo dvasia. Bet jums reikėtų tapti įsišaknyjusiam, įsižeminusiam. Apie įsižeminimą yra labai gera knyga, dabar neatsiminsiu autoriaus, ko gero ir ne viena knyga yra. Tikrai paskaitykite. Galų gale tai žemės stichija, tai tiesiog basomis pavaikščiokit, nebijokit atsistoti basomis kojomis ant sniego, ar bandėte, ar mėginote. Ypatingai, žinot, jeigu nedrąsu, galima pirtyje tą padaryti, išsikaitinus pirtyje, pasinerti sniego pusnį, nogutėlėms
Jeigu kas nors nebandėt, tikrai rekomenduoju. Tai yra wow šokas, tai yra tikras įsižeminimas ir nebijoti patrypčioti basomis kojelėmis ant sniego. Tai pajusit tokią atgaivą, kokios sunku apsakyti. Ir žinot, labai svarbu tas įsižeminimas. Tai tarsi toks atsiveria dvasios kanalas iš visatos. Ir jūs, žinot, tarsi tampate tokiu indu, kuris prisipildo to dieviškojo intelekto, išminties, kurį jūs galite skleisti čia, žemėje, visiems kitiems, mokyti kitus. Ir žinot, korta patarė manifestuoti, kalbėti manifestacijas ir jūs pajusite tokį labai, kaip sakyt, net šiurpuliukais nubėgantį pojūtį. Ir viską suvoksite visai kitaip, ir jausitės visai kitaip, ir savo kūną pajusite visai kitaip. Tiesiog jūs pasinersite giliau nei žmogus gali suvokti. Jūs ves jūsų pasąmonė. Ir žinot, su laiku praktikuojant įsižeminimą, tai tarsi, žinot, kaip medis įsišaknyja į žemę, taip ir jūs įleisite gilin savo šaknis į žemę. Ir labai sugebėsite atskirti tam tikrus dalykus, netgi įgysite galbūt naujų matymų. Aišku, tos visos dvasinės praktikos, jos yra labai reikalingos. Ir kad jūs būtų sunku nugalėti, net, kaip sakyti, ir tamsioms jėgoms, ir visokiems negatyvams, palaužti jūsų, kad būtų neįmanoma. Tai vat, korta jums patarė įsižeminti, atlikti tuos įsižeminimo ritualus. Ir tarsi, žinot, pajusit tokią tarsi apsaugą, tarsi užnugarį kažkokį turėsit. Tai va, ir žinot, kai mėginsit karts nuo karto vienaip ar kitaip, ar paprastais būdais, ar tiesiog basomis kojomis atsistoti ant žemės, arba netgi namuose galite atlikti tą tokį paprasčiausią būdą, negatyvą nuimti, atsistoti basomis kojomis ant druskos, ar tai vonioje, ar tai dubenyje prisipylę druskos galite atsistoti. Ir žinot, tas tikrasis įsižeminimo ritualas, jis gana rimtas ir jisai reikalauja žinių ir jeigu jums įdomu, jūs tikrai galite pasidomėti ir internete daugybę informacijos rasti. Nes tai atgaunamas tarsi ryšys su tikruoju savimi, su savo protėviais, su savo dvasiniais vadovais ir tiesiog leidžia labiau pasitikėti savimi ir pajusti savo tokius, žinot, protėvių dvasias, savo paskirtį šio žemėje. Tai vat, ir stiprybės, begalinės stiprybės suteikiantis šitas įsižeminimas atneša. Tai vat, ir sustiprėsite, tiesiog energiškai sustiprėsite. Antroji korta, ir tai yra juodasis mėnulis. Ir tai, žinot, nauja pradžia. Nauja pradžia ir paleidimas to, kas jau atgyveno, to, kas sena. Tai, žinot, netgi korta sako, kad jūsų širdyje, jūsų širdies tamsoje tarsi atsiveria naujas kvėpavimas. Ir tarsi tas kvėpavimas išveja, paleidžia tą jūsų vidinį vaiduoklį. Žinot, mistinėme pasaulyje tas juodasis mėnulis tai yra naujų
planų, ketinimų, kaip sakyt, arba naujų pradžių metas. Ir mėnulio ciklo pradžia simbolizuoja tarsi galimybę pradėti viską iš naujo. Su nauja, atsinaujinusia energija, su sustiprėjusiu, kaip sakyt, tokiu pojūčiu subtiliems dalykams. Ir tai visą laiką, žinot, juodasis mėnulis tarsi tamsa prieš aušrą. Žinot, nes tai šita korta ir pasako, kad turėkite vilties, nes tuoj prasidės geresnės dienos, lengvesnės jūsų dienos, lengviau viskas eisis, lengviau viskas seksis. Bus lengvesni darbai, lengvesnis emocinis jūsų fonas bus. Viskas bus gražu, nes po tamsos ateina aušra. Vizualizuokite, nes tai puikus metas jums. Korta sako, kad tiesiog plėskite savo suvokimą, savo intuiciją, savo vidinį matymą. Ir negalvokit apie kažkokius sunkumus, apie kažkokias kliūtis, apie negatyvus. Pagalvokite geriau, ką norite aplamai sukurti dar savo gyvenime, kokių tikslų turite. Mąstykite tiesiog labai labai plačiai. Kuo plačiau, kuo daugiau svajosite, kuo daugiau planuosite, tuo geriau. Žinot, netgi labai patartina įsivaizduoti tokią vizualizaciją, tarsi turėtumėte burtų lazdelę. Įsivaizduokit, ką padarytumėt, jeigu turėtumėt burtų lazdelę, kuri išpildytų kiekvieną jūsų norą. Nesvarbu visiškai, ar tai brangu būtų, kiek tai kainuotų, kiek tai energijos pastangų reikėtų įdėti. Įsivaizduokit, kad mostelėjot burtų lazdelę ir viskas jums išsipildo. Tai, žinot, tokia vizualizacija yra labai labai geras dalykas iš tikrųjų norų ir svajonių išsipildymo tokioms užuomazgoms prasidėti. Visada yra galimybė viską pradėti iš naujo ir viską pataisyti galima, viskas yra įmanoma. Ir, žinot, turėkite tiesiog vilties, nepraraskite vilties. Nors atrodo, kad dabar gal labai sunku, kad dabar kažką pradėti ar iš kažko išlipti, išsikapstyti galbūt labai sunku. Bet visada už kelių dienų, galbūt už kelių savaičių, po tamsaus mėnulio ateina jaunatis. Juk dabar tas metas, ar ne? Ir labai labai palanku galvoti apie gerus dalykus, apie planus, apie naujas galimybės. Nors, aišku, gali ateiti ne taip greitai, bet jos ateis. Bet ir kaip sakoma, turėkite vilties, nes viltis tai yra labai galinga jėga, kuri pajudina net didžiausias ir sunkiausias uolas. Taip. Tokia antroji korta. Pažiūrėkime trečiąją vakaro kortą. Ir tai 16 korta elementai. Na, aišku, tai visi 4 elementai, visas 4 stichijos. Ir pirmiausiai tai harmonija, nes mūsų žemėje, mūsų motinoje žemėje dera visi 4 elementai. Pajuskite, pasistengkite pajusti tą šilumą, tą pulsuojančią žemės energiją, mūsų planetos energiją. Mes kiekvienas esame
motinos, žemės motinos vaikas. Ir mes gimėm tam, kad pajustume harmoniją gyvenime, kad gyventume harmoningai. Įsivaizduokite mintise ugnį. Vat štai, pažiūrėkit į žvakės liepsną. Įsivaizduokit ugnį. Pajuskite ugnies karštį. Pajuskit ugnies karštį. Pajuskit vandenį. Pajuskit vandens drėgmę. Įsivaizduokit ir pajuskit vėjo gūsį. Ir pajuskite žemės svorį. Kokia sunki žemė. O dabar įsivaizduokite, kad esate pati motina žemė. Ir susiduriat su visais elementais. Kaip jai pavyksta rasti tą harmoniją tarp visų elementų? Tai va, ir šita korta simbolizuoja harmoniją ir tiesiog, kad jums reikia sukurti vietos visoms energijoms. Jūs turite paskirstyti visas vibracijas harmoningai. Na, pavyzdžiui, jeigu jaučiate liūdesį, paklauskite to savo liūdesio. Kodėl? Kam tas liūdesys atėjo? Ką jis neša? Kokią žinią? Ką reikia žinoti? Arba, na, pavyzdžiui, įvairios emocijos, kurios kyla jumise. Kam tokios emocijos reikalingos? Ką jos nori atnešti? Kokią stichiją, kokį elementą jos atneša? Tai va. Ir nepaisant įvairiausių, tokių, kaip sakyt, skirtumų arba kažkokio disbalanso, jums reikia rasti tą harmoniją. Ir korta sako, kad visame kame jūs turite atrasti harmoniją. Tarp šilto ir šalto, tarp vėjo ir ramybės, tarp, ramaus oro ir audros. Tai va, ir aišku, kiekvienas dalykas, kaip ir kiekviena emocija, turi savo priežastį, savo kilmės šaknis, dėl ko atsirado, kodėl taip atsirado. Kiekvienas įvykęs, pavyzdžiui, dalykas jūsų gyvenime, aišku, turi priežastį ir jis ne šiaip savo ateina į jūsų gyvenimą. Ir pagalvokit, kaip galite harmonizuoti savo kažkokius, kaip sakyt, skirtumus, kad atvesti į harmoniją, kad viską harmonizuoti. Pavyzdžiui, kiekvienas metų laikas, ar ne, pasaulyje vyksta savo laiku, turi savo kažkokias užaštrintas stichijas, savo laiką ir viskas sukasi ratu. Metų ratas sukasi ir viskas vyksta labai harmoningai. Dar niekada mūsų žemėje nėra buvę, pavyzdžiui, po rudens iš karto vasaros, ar ne? Arba pavasario. Būna būtinai žiema, tada pavasaris, tada vasara, tada ruduo. Dar niekada niekas neišsibalansavo. Visą laiką yra energijų sustygavimas.
Galbūt kyla viesulai, uraganai, stichijos siaučia, kataklizmai vyksta, bet nepaisant to, mūsų motina Žemė viską nuramina, suharmonizuoja ir vėl viskas sukasi sava vaga. Tai va, nekovokite prieš savo vidinius metų laikus, įsivaizduokite. Eikite harmoningai, gyvenkite harmoningą gyvenimą. Ir, kaip sakyt, pajuskite kiekvieno savo gyvenimo etapo tam tikras duodamas dovanas jums. Taip, čia labai gilu. Ketvirtasis variantas. 37 korta ir tai yra voras. Na, o voras tai tarsi toks, žinot, paslaptis. Ir kaip tas voratinklis pinamas vis didėja, auga, tai ir pati korta simbolizuoja tokį augimą. Tarsi, žinot, tarsi austume tą tinklą ir kažkokią vis paslaptį didintume, plėstume, kaip tas voratinklis. Ir, žinot, voras tai iš tikrųjų toksai, daug kas bijo vorų, ar ne, tarsi bauginantis gyvūnas, bet nei jis puola, nei jis kanda, jeigu jo, kaip sakyt, neįsiveržti jo teritoriją. Jis tiesiog pina savo voratinklį, užmeta savo tinklą ir, kaip sakyt, užima tam tikrą erdvę, aišku, su savo tuo voratinkliu. Ir skiria, aišku, laiko tam savo voratinkliui, kol nuneria, ar ne, kol nupina tą voratinklį. Tai, žinot, tarsi laikas, erdvė susipina ir gaunasi toks tarsi manifestavimas, kaip sakyt, vat, žinot, toks tarsi ritualas gaunasi, kai voras pina tą voratinklis ten tam tikrų ritmų, tam tikrom, nes jis labai taisyklingai tas voratinklis pinamas. Jisai, žinot, tarsi mes, kaip čia palygint, pavyzdžiui, su svajone. Pradedam nuo nulio, ar ne? Ir svajojam, kaip tas voratinklis pinamas, jis didėja, mūsų noras didėja, kol galiausiai išsipildo. Skiriame laiko, skiriame erdvės, manifestuojame, turime nešiotis tą savo norą. Ir tada tas noras įgauna tam tikrą vibraciją, nukeliauja į visatą ir grįžta pas mus. Išsipildo, įgauna tam tikrą formą. Žinot, kaip sakoma, užmeskit voratinklį. Pradėkit nuo minties, nuo mažiausios energijos vibracijos. Ir visai negalvokit, kada kažkas išsipildys, kaip tai suveiks. Tiesiog pradėkite, paleiskite tą energiją į visatą. Pradėkite svajoti, tada žiūrėkite, jau pradėsite kalbėti apie tai. Jau kai pradėsite kalbėti apie tai, tada žiūrėkit nejučia ir kažkokį veiksmą atliksit. Kai atliksit veiksmą, pajusit atoveiksmį, kad pradeda pildytis kažkas po truputį. Bet jeigu, kaip sakyt, nesiimsit nieko ir savo mintis nustumsit, kad tai nesąmonė, ar tai neišsipildys, ar tai neįmanoma, tada tai ir bus neįmanoma. Bet juk kokiam kanale esam, viskas yra įmanoma.
Ir atminkit, kad pati visata yra beribė, nepriepiama. Ir tai yra didžioji sąmonė. Pasitikėkit visata. Ir, kaip sakyt, sužinosite, pamatysite, įgausite. Tai reikia noro ir drąsių svajonių. Ir visai nesirūpinkit, kokiom priemonėm, per kiek laiko visata išpildys jūsų norus. Bet norai išsipildys. Užmeskite voratinklį. Tokios vakaro kortos. Sėkmės visiems ir svajonių išsipildymo.